Visi sveiki, su jumi vėl aš Šarūnas Gudunskas, seniai matėmės. Tai išleidau dabar persus, vien tik persus, 11 vienetų čia užauginau. Dar 7 auga, dar kiaušinius pasidėjo. Reiškia, kada paukščiai susitvarkė, atsistojo į vėžes ir reiškia ir veisimas, ir perėjimas, ir auginimas stojo į savo vėžes. Žinoma, daug ko reikia. Visiems paukščiams veisimo metu jau ne kartą rodžiau. Ir sausos mėlės, ir skystos mėlės, ir mineralai lesami, mineralai į vandenį, mineralai, kalciai. Irgi esu rodęs, tai taip, kad, kaip ir sakau, pasikartosiu, man kaip pasako žmonės, kad ten susirgo paukščiai, kad ten aš duodu, tai taip, kažką duodat, bet tiek minimaliai, kad net keista, kad jie dar taip ilgai nesirgo. Tai visi žoliniai kitais metais daug labai žolinių visokių natūralių produktų bus. Komplektais, perėjimo metu, ką reikia duoti visas komplektas. Šėrimosi metu, ką reikia duoti visas komplektas. Kam bus įdomu, bus galimybė pas Valdą įsigyti, nesivešiu savo. Bandžiau tos produktus pavieniui, vieną ir kitą. Aišku, žinau, tai įmonė, firma tai jau seniai, bet dabar ėmiau tokius, kaip sakyt, pavienius produktus. Vieną tą bandyti, labai gerai viskas. Labai gerai. Produktai rimti. Prabandyti, matot rezultatus. Dar pamatysite vėliau. Ir dar vėliau, reiškia, persam leisiu šiais metais perėti kiek nori. Kiek jie nori, tiek galės perėti. Neribosiu, jau nuo kitų metų prasidės rimtas selekcinis veisimas, atrankos, dėlionės. Dabar žiūrim, kas ką duoda, ką mes turim. Tai taip, kad smarkiai nesiplėsiu. Su šitais paukščiais duosiu irgi lizdą 2 perėt. Nedaugiau 2 lizdų, taip kad irgi jų čia lyšnų, kaip kas tikisi, kad čia bus po 5 eurus ir už dyką, tai tikrai ne. Bet esmė ne tame, esmė nebus taip pat kaip ir su bakinsais. Nustojom perėt, nustojo atsirasti ir bakinsų. Tai žmonės skambina, norim gerų, grinų. Nėra vyrai. Nėra. Reikia apie tai galvoti iš anksto. Tartis iš anksto, jeigu norėsite, išperėsime, bet ir tai dar su pokalbiais. O taip tai nebus kaip grybų, nes ir laiko nėra, ir naudos iš to nėra. Irgi dirbama bus selekcijos darbas, dar pravestas, kaip ir sakiau, bandoma veisti ir baltauodegius ten, užtvirtinti ir kitom spalvom, bet sakau, šiaip proto ribose ir tai taip, kad
Dabar visi norintys yra proga turgui įsigyti labai nebrangiai. Labai nebrangiai ir taip, o mes judam, darom kažką. Tai va, surinkom tokią puokštę trepsiukų. Jie dar keisis, kaip sakyt, bus tokie, kaip sakyt, stipresni čempėse bus, koduose stipresni po įsišerimo. Sudėliosim, atrinksim. Atrinksim tai, kas mums reikia. Šitie paukščiai jau, kurie praeis lauko terapiją pas mane, žinoma, jau perės gerai, stipresni bus, gerai augins jauniklius. Bus jau tokie, kaip sakyt, stiprus paukščiai, su stipriais plaučiais, stipri raumenų grupė, jau bus tokie, jau, kaip sakyt, linksmi, gyvi paukštukai. Jie ir dabar visi pasitempę, įsitempę, stiprus. Tai va, biški taip pat. Šiais metais leidom savo daug. Paskui biški mažinsim. Tai kiekį daugiau žiūrėsim kokybę, nors kaip matau dabar, nėra žiauriai prastų nėra. Aišku, visada reikia norėti geresnę pusę. Aišku, norisi daug didesnių čempių ir didelių kodų, aukštų, bet to dalykų niekas nedirbo, tai čia pirmi metai. Pirmi metai, kaip tik tai pradėjom dėlioti paukščius. Kaip ir draugas man sakė, tau patinka selekcija, tai tu ir padarysi tai, ko nepadarė mes. Tai va, tai taip, kad, toks vaizdelis, kaip matot. Geras pašaras, daug visokių priedų. Ir va tokie va paukščiai. Paskiepyti girdoma vakcina, kaip matot, gyvi, guvus. Nieko jiems netrūksta, nenuskūrė, nenušiūrė. Lesalai normose. Lesalo irgi nenaudoju trumpasnapiams, naudoju sportinį, kai visada ilgasnapiams. Balandžiams, aišku, kombikormą maišau į lesalą. Poroms, kurios šeria, balandžiams kombikormą, ne vištoms, balandžiams. Tai va, maudytis kiekvieną progą, jeigu jie dar tokie žioplės su to maudymuose. Vienas kitas va jau iššoka, guli vonioj. Tai va, tai taip, kad kombikormas, užtat labai gerai jauniklius augina. Jaunikliai stiprus. Nei vienas auginamas jauniklis nenustypo, nesusirgo.
ir nesiruošia sirgti. Tai va paukščiai, kaip sakyt, užauginti ant natūralių produktų. Tingi vaikščiot, visada skrenda, irgi vat kas gerai. Nu, tokie paukščiukai. Nu, su bakinsiais irgi viskas gerai. Biškį pasiauginom. Išleisiu, kada pafilmuosiu atskirai bakinsus. Čia dabar permečiau visus į vieną būdą. Pradėsiu tą antrą lizdą apgainėt. Pirmas lizdas šeriasi. Antras jau ant stogo visas. Išeina, pareina. Praradimų nėra. Biški geltonų yra, biški raudonų. Kitais metais juodus, baltus daveisiu. Po lizdą. Ir dar noriu senų, bet vėlgi pagal aplinkybės, sakau, neperkrausiu. Būdu čia nesiplėšysiu. Pilvukai sakyt, kad dėl kažko tai, bet tokie planai yra. Juodų tai būtinai su baltais. Senų irgi norėčiau, bet pažiūrėsiu, kaip čia bus su laiku ir su vieta. Nes dar persai dasidėjo, tai kaip matot, biški užėmė vietos. Vis dėlto apie 20 jauniklių, bus dar 7 ar 8 auga. Sužieduoti jau, kaip kurie ant žemės mačiau, nušokę jau. Tai va, tai taip, kad tokia krūvytė ir dar auga, aišku. Broliai kaimynai lenkai labai domisi. Labai pareiškia didelį norą įsigyti. Tai, nu, kažką žiūrėsim. Dabar laukiam pavasario gal. Gal po naujų metų kažką jau ir iš lietuvių nori. Yra pareiškę norą dar. Tai va, taip kad pasižiūrėsiu, kiek man jų čia reikia. Atsirinksiu. Kai sakyt, maišyt nemaišo. Turim, aišku, kur uždaryti, turim kur ką, bet nu, va taip. Niekur neskubam, mumi nieks nevėja. Tik laiko reikėtų daugiau. Truputį laiko nėra visai. Dabar apačią visą įsisiurbliavau. Dabar laukia viršus. Nu, po biškį pasidarysim ten irgi tvarką. Ūkis reikalauja, kaip sakyt, daug laisvo laiko. Susėdę kai vištos. Lipkit į vidų. Dar tikriausiai sekmadienį nuvešim į Lenkijos parodą Bialystoke, Balstogėj. Įstatysim jaunimą ir parodyti kaimynams. Plačiai visuomenė irgi. Paukščių šitų, pažiūrėsim bakinsų. Tai va, taip kad, nu, tokių visokių planų, o laiko daug neturim, bet
Bet stengiamės kažką tai pajudinti. Atstovausim Kauno klubą. Tai va, tai taip, kad po truputį, kaip sakoma, visom kryptim judam. Tai va, paukštukai labai tvarkoj, sakau, kaip susitvarkai, susidėlioji, kaip gauna pakankamai visko, paukščiai auga stiprus, žinoma, jiems reikia atskirų būdų, kartu su gonsais jie tikrai neaugs. Tai va, taip, kad kas masto apie tokio tipo paukščius, kaip ir figūrinius, kaip ir apie uzbekus, turite turėti atskirą būdą vien tik jiems tokiems paukščiams. O šitie ypač jie lėti, mažiau aktyvūs patinai, nu tokie, kaip sakyt, turi savo pliusų ir minusų, bet labai draugiški, nemuša jauniklių, nelenda į svetimus lizdus ten. Viskas labai tvarkoj. Užsimė lizdą, sau sėdi, peri, augina jauniklius, niekur neskuba. Tokie, kaip sakyt, balandiniai, tai rankom pasiimu, kas ko reikia, lesa ten, vandenį statai, paimi, pažiūri. Na, tokie stabdžiai, va, užkliuvo, sučiampiam už baseiną. Gulė apsivertęs, neišneša čiampio. Ai, juokdariai. Avarija. Lėktuvui šasi neįsiskleidė. Nu, atsistojo ant kojų. Džiūsta. Nu, jau dabar jau viskas gerai. Tai va tokie juokdariai. Tai va, taip, kad nepamirškit, vyručiai. Šitie visi mėnesiai iki naujų metų, pašaras geras, labai daug mineralų reikia, vitaminų, paukščiai šeriasi. Dzikaras dar atskrydo, jau jaunikliai taškosi iš visur jie čia. Aišku, labai retai pasvaidę, visi pasvaldę. Visi pasvaldę renkasi, jis ten pasistatęs, net pucytą gaudo ir vežioja po visus Lietuvos miestus, atsikrato jais. Čia žiūri, nesupranta, kas čia per paukščiai, tokių nematęs savo būry. Daug mineralų, gero pašaro, riebaus pašaro. Turi būti, kad paukščiai įsišertų, visi priedai. Pasaulis nesustojo ant žuvies taukų, tenai viskas gerai, bet tai yra mažai, labai mažai. Dabar dulkės, šeriasi paukščiai dulkės, tai ir kvėpavimo takus valytis. Nu, labai daug, labai rimtas užsiėmimas dabar ir kokias plunksnas atauginsite, tokias plunksnas paukščiai turės visus metus, įsivaizduokite. Tai labai svarbu. Jaunikliai su kokia sveikata užaugs, tokią sveikatą turės visą gyvenimą. Tai va, taip, kad
pasistengkit, kad būtų viskas taip, kaip turi būti. Tai va, o mes ką, mes sėdim, valgom obuolius ir grožimės persais. Tai va, taip, kad ir jums linkiu grožėti savo paukščiais, džiaugtis saulėtom dienom. Iki greito pasimatymo.